Dėl ko žydai nevalgo kiaulienos? Sekimas. Anuomet, kada Kristus ant žemės keliavo, platindamas tarp svietos šventą mokslą savo, sykiu su mokintiniais, kaip raštas mums sako, į Lietuvos miestelį taipogi nukako. Tada žydai surinko savųjų daugybę ir taikėsi patremti mus Kristaus didybę. Apsvarstė ir ištarė raudą paskutinę, užslėpė vieną žydą, apvertė statinę. Tad iš kuopos išlindęs tarė Kristui rabins, tikėdams, kad jo garbę įsyk nugalabins. Girdėjom, tu galybę turi neištirtą, rodai didžius stebuklus, garbę gavai tvirtą. Parodyki ir mumis stebuklą nors vieną, į tave įtikėsim tuoj, kad ir šią dieną matai šitą statinę. Medus joje buvo, dabargi pasakyki, kas į ją pakliuvo. Žydeliai labai džiaugiasi iš išmislo tokio, nes rodės nesulauksi atsakymo jokio, o rabins tik raižėsi ir rankomis plakė. Po statinę gal kiaulę, Kristus jam atsakė, rodės, kad iš tų žodžių tik juoktis privalo. Taigi didis ir mažas juokėsi be galo. Tik štai iš po statinės išlenda degloji, žydams atėmė žadą, naujieną toji. Sunku juk netikėti, kada akis mato. O degloji išlindus ausimis tik rato ir žviegdama nubėgo į atvirą lauką, kur piemens ganė bandą, nelaiminga auka žydai atrast ketino, šerius nušuruoti ir likusiems našlaičiams tėvą atiduoti. Ieškojo gana ilgai, bet neatitiko, o įskus tarp kiaulių kaip liko, taip liko. Dėl to tai žydai nieko nedaro kiaulienai, nes įskaus neatranda dar iki šiai dienai. O svietę visi žino tą žydišką būdą, kad žyds žydą nekanda, ar riebų, ar kūdą. Visiems gražios dienos.